Metus karo vaizduose buvo rodomi ryžtingai žygiuojantys kareiviai, nesulaikomai judantys tankai ir jėgos kupini kalbos. Tačiau buvo kažkas, kas niekada nebuvo parodyta. Kažkas, kas visą tai laikė iš vidaus. Kaip tas kariuomenės aparatas toliau veikė, kai kūnas jau nebegalėjo. Po kiekvieną uniformą, kiekvienoje kišenėje buvo daugiau nei kulkos. Buvo tabletės, buteliukai, injekcijos. Formulės sukurtos ne gydymui, o prievartai. Tam, kad žmogaus kūnas virstų naudinga detalė, pajėgė ištverti baimę, skausmą ir miegą nesustodamas. Ir tai neapsiribojo tik kareiviais. Tos medžiagos taip pat cirkuliavo tarp vadų. Kai buvo skelbiami įsakymai, pasirašomos egzekucijos ir planuojami puolimai, kažkas paduodavo dar vieną dozę. Ne sveikatai, o veikimo būtinybei. Toks vartojimas nebuvo atsitiktinis. Tai buvo rutina, organizuota praktika, tyliai vykdoma, bet paplitusi. Kiek iš tikrųjų metamfetamino, morfino ir kokaino poveikis paveikė trečiojo reicho funkcionavimą. Tabletė, kuri pakeitė karą. Prieš prasidedant karui, Vokietija jau turėjo narkotiką, žadėjusi pašalinti nuovargį, pagerinti nuotaiką ir leisti bet kam tęsti be miego. Jo pavadinimas buvo Pervitin. Tai buvo balta šešiakampė tabletė turinti grynos metamfetamino. Iš pradžių ji buvo laisvai parduodama vaistinėse. Nereikėjo recepto, nebuvo jokio teisinio apribojimo ir neatrodė pavojinga. Ji buvo reklamuojama kaip modernus sprendimas ilgiems darbo dienoms, psichologiniam išsekimui ir kasdieniam nuovargiai. Preparatą gamino Berlyne įsikūrusi laboratorija Temmler, kuri specializavosi stimuliuojančiuose vaistuose. Trečiojo dešimtmečio pabaigoje vienas jos chemikų, Fritz Hausfeld, rėmėsi Japonijos mokslininkų tyrimais apie metamfetaminą ir pritaikė juos Vokietijos rinkai. Netrukus Pervitin pasirodė spaudos skelbimuose kaip ideali pagalba studentams, kontorų darbuotojams, vairuotojams, gydytojams ir namų šeimininkėms. Reklamose teigta, kad vos viena dozė leidžia atsilaikyti prieš nuovargį ir liūdesį, dirbti produktyviau ir visada būti budriam. 1938 m. žiemą pirmosios siuntos pasiekė šalies vaistinės. Poveikis buvo akimirksnis, žmonės jautėsi energingi, mąstymas tapdavo aiškesnis, atsirasdavo euforija. Dauguma nežinojo, kad tai buvo metamfetaminas, jiems tai buvo tiesiog stipriai vitaminas. Tabletės netgi buvo parduodamos su šokoladu, kurį studentai pirkdavo ruošdamiesi egzaminams. Produktas tapo toks populiarus, kad tūkstančiai žmonių jį vartojo kasdien, nežinodami apie riziką. Augant Pervitin populiarumui, kai kurie gydytojai pradėjo pastebėti šalutinius poveikius – nemigą, drebulį, nuotaikų svyravimus ir stiprų išsekimą po euforijos. Tačiau įspėjimų buvo nedaug. Daugelis gydytojų, įskaitant karinius medikus, manė, kad nauda viršija riziką, ypač tuo metu, kai efektyvumas buvo laikomas nacionalinė dorybė. Tuo pat metu vokiečių kariuomenė ruošėsi trumpam karui. Naujosios karo strategijos reikalavo greičio, nuolatinio judėjimo ir karių galinčių žygiuoti be poilsio. Mintis apie narkotikų naudojimą visai armijai palaikyti budrumą ir aktyvumą neatrodė absurdiška. Aukščiausioji vadovybė pradėjo eksperimentuoti su Pervitin treniruočių metu. 1939 m. kovą, prieš pat invaziją į Lenkiją, pirmosios siuntos buvo patvirtintos tiesioginiam pristatymui šarvuotosioms divizijoms. Kiekviena dėžutė turėjo tūkstančius tablečių su paprastomis instrukcijomis. Vartoti vieną darbo pradžioje ir dar vieną, jei pasireiškė nuovargis. Rezultatai nustebino karininkus. Kariai išlikdavo budrus, įveikdavo daugiau nei 50 km be nuovargio ženklų, vykdydavo įsakymus be skundų. Karinės medicinos vadovas daktaras Otto Ranke nusprendė išsamiau ištirti narkotiko poveikį kovos sąlygomis. Buvo organizuoti bandymai su savanoriais kariais, vertinti jų reakcijos laikai, fizinis ištvermingumas ir sprendimų priėmimas. Visi rezultatai buvo teigiami. Ranke padarė išvadą, kad Pervitin gali pagerinti karinius veiksmus intensyviose kampanijose. Ši išvada tapo pagrindu masiškai platinti vaistą pėstininkams, motorizuotoms daliniams ir naikintuvų pilotams. Kai prasidėjo puolimas Lenkijoje, kariai jau turėjo tabletę su savimi. Kai kurios ataskaitos pasakojo,
kaip kariai perėjo didelius atstumus be miego, valgydami vos ką nors, tačiau išlikdami visiškai veiksnūs dienas. Reakcijos greitis ir entuziazmas išliko aukštas, nuovargio beveik nesijautė. Po karo surinkti liudijimai atskleidė, kad daugelis jautėsi nenugalimi, tarsi niekas negalėtų jų sustabdyti. Tačiau tuo pat metu pradėjo ryškėti priklausomybės požymiai. Nervingumas, drebėjimas, haliucinacijos ir net fiziniai žlugimai po kelių dienų be tikro poilsio. Tuo metu pervitin vartojimas civilinėme gyvenime taip pat buvo išplitęs. Vaistinių pardavimai toliau augo. Gamyklų darbuotojai, ypač Berlyne, vartojo jį norėdami dirbti dvigubas pamainas. Namų šeimininkės vartojo dozes, kad susitvarkytų su kasdieniais darbais. Net kai kurie rašytojai ir menininkai viešai sakė, kad jis padeda išlikti įkvėptiems. Niekas dar nekalbėjo apie priklausomybę. Produktas vis dar buvo laikomas medicininio progreso dalimi Naujojoje Vokietijoje. Nacių propaganda neignoravo pervitin vertės. Vidaus straipsniuose jis buvo minimas kaip mokslinio proveržio pavyzdys. Tuo metu Temler laboratorija daugino gamybą tiek civiliniam, tiek kariniam naudojimui. 1940 metais jau buvo gaminama milijonai tablečių per mėnesį. Kai kurios versijos turėjo ir kofeino, kad sustiprintų poveikį. Kitos buvo parduodamos kaip atstatomieji tonikai. Visa tai buvo legalu ir oficialiai patvirtinta sveikatos institucijų. Prieš prasidedant Prancūzijos invazijai, vokiečių kariuomenė išdalino daugiau nei 35 milijonus tablečių pajėgoms dalyvausiančioms kampanijoje. Žaibiškas karas reikalavo karių, kurie nesustotų. Reikėjo nuolatinių perkelimų, naktinių atakų ir aukštos moralės. Pervitin atrodė tobula priemonė tam pasiekti. Per pirmasias puolimo dienas kariuomenė žaibiškai kirto Belgiją ir Nyderlandus. Jie peržengė miškus, upės ir miestus neįprastai greitai. Vadai nesuprato, kaip įmanoma išlaikyti tokį energijos lygį be tikrų poilsio pertraukų. Tačiau tabletės buvo ten, kiekvienoje kišenėje, kiekviename kuprinyje. Tai, kas prasidėjo kaip paprastas papildas, tapo karinės sistemos dalimi. Narkotikas tapo viena iš Vokietijos karo mašinos detalių. Kol tankai judėjo pirmyn, o priešų linijos lūžo, nedaug kas žinojo, kad didelė dalis tos jėgos kilo iš nematomos, mažos, bet labai galingos medžiagos. Šios tabletės istorija tik prasidėjo. Jos tikrasis poveikis ir pasekmės buvo jaučiamos toli už mūšio lauko ribų. Nemiegančioji kariuomenė, blitzkrieg ir žygiuojančios narkotinės medžiagos. Kai Hitleris kūrė savo strategiją užimti Europą, jis žinojo, kad neužtenka turėti greitus tankus ar ambicingus karininkus. Reikėjo kažko daugiau. Kažko, kas stumtų kareivį už žmogiškų ribų. Taip gimė blitzkrieg arba žaibo karas, puolimo būdas paremtas kraštutiniu greičiu, be sustojimo, be atsitraukimo. Kad tai veiktų, reikėjo pašalinti pagrindinę kliūtį nuovargį. Tam buvo panaudotos tabletės. Metamfetaminai tapo nematomų šios atakos kuru. Ypač pervitinas, kuris imtas vertinti ne kaip vaistas, bet kaip karo įrankis. Jis buvo dalijamas urmu. Tūkstančiai kareivių jį nešiojosi kuprinėse, kartu su šoviniais ir daviniais. Greitai tai tapo bazinės įrangos dalimi. Žeminė pagalba, padedanti neužmygti, žygiuoti naktimis ir nejusti nuovargio naštos. Lenkijos kampanija buvo pirmasis eksperimentas. Ji pasiteisino. Vos per 28 dienas vokiečių kariuomenė užėmė visą šalį. Kariai žygiavo nesustodami, nuolatiniuose srautuose, tarsi jiems nereikėtų miego. Tuomet aukštieji karininkai suprato, kad pervitinas ne atsitiktinė pagalba, o plano dalis. Prieš puolimą į Prancūziją buvo išdalinta daugiau nei 35 milijonai tablečių tankistams, pilotams ir pėstininkų daliniams. Tikslas buvo išlaikyti tempą, neprarasti nė valandos poilsiui. Vienas vadas aprašė, kaip jo grupė įveikė 300 km per vos 3 dienas, o vairuotojai per dieną nurydavo nuo 2 iki 5 tablečių. Sunkvežimiai judėjo net naktimis, vedami nemirksinčių karių. Kai kurie valgė tik vieną šokolado batonėlį per dieną. Jie nejautė alkio, nejautė baimės, tik poreikį eiti toliau. Ginkluotųjų pajėgų medicinos vadovas daktaras Otto Ranke buvo vienas iš masinio naudojimo šalininkų. Jis teigė,
kad ši medžiaga padeda išlaikyti nuotaiką, didina koncentraciją ir leidžia atlikti sudėtingus darbus be pertraukų. Daugelis generalinio štabo karininkų tiesiogiai kreipdavosi dėl cheminių davinių. Rankė viską registravo savo dienoraštyje. Pervitinas buvo taip integruotas į karių kasdienybę, kad buvo dalijamas prieš kiekvieną didesnę operaciją su aiškiomis instrukcijomis – naudoti, kad neužmigtų. Rezultatas – greitos ir pražūtingos pergalės. Panzer divizijos judėjo kaip nesustabdomos bangos. Jos kirsdavo laukus, miškus ir miestelius be sustojimo. Dažnai atvykdavo į miestus anksčiau nei priešas suspėdavo organizuoti gynybą. Kai kurios prancūzų įgulos pasiduodavo be šūvio, nustebintos puolimo tempo. Buvo manoma, kad vokiečiai neišsenkantis, kad jie niekada nemiega. Ir tai nebuvo netiesa. Tačiau euforija turėjo kainą. Po kelių bemiegių dienų daug kareivių griūdavo. Jie krisdavo be jėgų, nebegalėdami pakilti. Kai kurie kentė haliucinacijas, kiti drebulį ar psichinę sumaištį. Metamfetamino poveikis praeidavo staiga, palikdamas išsekusį, dehidratuotą ir drebantį kūną. Kartais prireikdavo ištisų dienų atsigauti. Tarsi jie būtų patyrę nematomą ligą. Tiekimo grandinė buvo esminė. Jei dalinys likdavo be tablečių, našumas krisdavo drastiškai. Būdavo atvejų, kai kariai negavę savo davinių kentė nuo nerimo, panikos priepuolių, staigaus smurto, vėmimo ar kliedesių. Kariuomenė bandė kontroliuoti paskirstimą, bet tai buvo sudėtinga. Kai kuriuose stovyklose net atsirado juodoji rinka. Dozės buvo keičiamos į cigaretės, maistą ar paslaugas. Priklausomybė buvo ne teorija, tai tapo realia problema. Pirmosiomis savaitėmis rezultatai buvo akivaizdus. Puolimai buvo sėkmingi. Moralė aukšta. Kariai jautėsi nenugalimi. Tačiau laikui bėgant, gydytojai ėmė fiksuoti nerimą keliančius požymius. Kraujospūdžio padidėjimas, širdies smūgiai, lėtinis nemiga. Keli aukšto rango karininkai nualpo, kai kurie mirė. Vienas pulkininkas nuskendo po per didelės dozės. Vienas generolas nualpo vairuodamas priekinėje linijoje po kelių kapsulių vartojimo. Nepaisant to, mechanizmas nesustojo. Generalinis štabas vertino greitį labiau nei sveikatą. Nuo 1941 kampanijos tęsiasi tuo pačiu modeliu. Žygiai be poilsio, ilgi budėjimai, kariai nemiegoja daugiau nei 70 valandų. Lemiamuose mūšiuose, kaip puolime į vakarų Prancūziją, metamfetaminas vėl atliko esminį vaidmenį. Sąjungininkai nesuprato, kaip vokiečiai sugebėjo tiek daug pasiekti per tokį trumpą laiką. Net Winstonas Churchillis buvo apstulbintas vokiečių tankų greičio. Jis nesuprato, kaip jie gali judėti be sustojimo, be papildymo ir vis tiek kovoti visų pajėgumų. Bet tai buvo ne tik strategija, tai buvo chemija. Tikras šių puolimų variklis nebuvo dizeliniai motorai. Tai buvo tabletės. Tuo metu prancūzai neturėjo nieko panašaus. Jų tempas buvo žmogiškas. Jų kariai veikė pagal įprastą ritmą, valgė, miegojo, laukė įsakymų. Tai jiems brangiai kainavo. Vokiečių armija atvykdavo anksčiau nei pranešimai. Kai miestas sužinodavo apie priešo artėjimą, jau būdavo per vėlu. Vokiečiai jau būdavo ten. Vienoje prancūzų ataskaitoje ši patirtis apibūdinta kaip kolektyvinė haliucinacija. Kariai buvo įveikti ne tik mūšio lauke, bet ir mintyse. Priešas atrodė visur nenuspėjamas, nelogiškas. Jis nesilaikė jokių dėsnių. Jis nesustojo. Karas virto psichologiniu. Ir šiame kare metamfetaminas buvo slaptoji ginkluotė. Vokiečių kariai ne tik buvo apmokyti. Jie buvo paveikti. Jų pojūčiai, ištvermė, laiko suvokimas, viskas buvo veikiama medžiagos, kuri keitė tikrovę. Ir nors daugelis nesuprato, ką vartojo, vis tiek tai darė. Tai buvo kasdienybės dalis, uniformos dalis, karo dalis. Blitzkrieg nebūtų galėjusi vykti be šios cheminės pagalbos. Ji nebūtų buvusi tokia greita, tokia veiksminga, tokia mirtina. Nesustabdomo kareivio mitas turėjo labai realų pagrindą. Tai nebuvo mistika ar disciplina. Tai buvo dozė, poveikis, dirbtinis efektyvumas. Ir nors šalutiniai poveikiai augo laikui bėgant, tuo metu svarbiausia buvo viena – judėti į priekį. Miegas galėjo palaukti. Stimulo pramonė, masinė pervitino gamyba.
Nacistinės Vokietijos laikais laboratorijos nebuvo vien medicininių tyrimų vietos. Jos virto valstybinės galios pratęsimu. Vienas svarbiausių buvo Temmler įmonė, kuri anksčiau buvo mažai žinoma, bet per kelerius metus atsidūrė karo pastangų centre. Čia buvo gaminamas pervitinas, tabletė, kuri maitino milijonus kareivių ir civilių. Tačiau mažai kas žinojo, kad pramonė slypinti už šio narkotiko veikė pagal tokią pačią karo logiką kaip ir ginklų fabrikai. Istorija prasideda Berlyne, kai chemikas Fritzas Hausfildas adaptavo japonų tyrimus apie metamfetaminą ir sukūrė vokišką jo versiją. 1937 metais Temmler užpatentavo pervitiną. Vaistas buvo pateikiamas mažų tablečių pavidalu, lengvai gaminamas, platinamas ir vartojamas. Nuo pat pradžių tikslas buvo dvigubas – pasiūlyti produktą civiliam naudojimui ir turėti ką nors naudingo kariuomeniai, jei to prireiktų. Plėtra vyko sparčiai. 1938 pradžioje visoje Vokietijoje pradėtos reklaminės kampanijos. Tramvajuose, traukinių stotyse ir net laikraščiuose pasirodė skelbimai, pristatantys pervitiną kaip idealų sprendimą nuovargiui, depresijai ir žemam produktyvumui. Gydytojai gaudavo laiškus su nemokamais pavyzdžiais ir buvo skatinami išbandyti produktą bei jį rekomenduoti. Strategija buvo aiški – sukurti paklausą iš apačios, leidžiant visuomeniai priimti medžiagą be valstybinio įsikišimo. Produkcija šoko į viršų. Temmler pasamdė daugiau darbuotojų, išplėtė gamyklas ir optimizavo gamybos linijas. Produktui nereikėjo egzotinių ingredientų ar specialios įrangos. Jį buvo galima gaminti dideliais kiekiais naudojant vietinius išteklius. Tai buvo idealų karo pasirengimui, kai importas turėjo būti minimalus. Pervitino sėkmė sukėlė grandininę reakciją. Kitos Vokietijos farmacijos įmonės, tokios kaip Bayer ir Merck, taip pat susidomėjo stimuliatoriais. Kai kurios sukūrė panašius produktus, kitos platino ir modifikavo originalias formulės. Tačiau Temmler pirmavo. Jį buvo kariuomenės pageidaujamas tiekėjas ir turėjo netiesioginę valstybės paramą. Įmonės vadovai žinojo, kad yra tinkamoje verslo srityje tinkamu metu. Prasidėjus karui, ryšys tarp farmacijos pramonės ir karinės struktūros dar labiau sustiprėjo. Kariuomenė pradėjo masiškai užsakinėti pervitiną. Tabletės buvo pakuojamos į sandarės dėžutes, ženklinamos pagrindinėmis instrukcijomis ir traukiniai siunčiamos į frontą. Kiekvienoje kampanijoje šis vaistas keliavo kartu su šautuvais ir daviniais. Jis tapo standartinės įrangos dalimi. 1940 metais užsakymai buvo tokie dideli, kad Temmler dirbo trigubų režimu. Mėnesinė gamyba siekė milijonus vienetų. Gamyklos dar labiau išsiplėtė. Procesai buvo automatizuoti, atidarytos naujos gamyklos, darbuotojai skubiai apmokomi. Visa tai vienu tikslu – išlaikyti Vokietiją budrią, produktyvią ir judančią. Tačiau pervitiną vartojo ne tik kareiviai. Civilinės valdžios institucijos jį taip pat skatino naudoti tarp darbininkų. Gamyklose, pašto skyriuose, ligoninėse tabletės tapo kasdienybės dalimi. Buvo įprasta matyti dėžutes ant viršininkų stalų arba kad naktinės pamainos prasidėdavo dalijantis dozę tarp darbuotojų. Tai tapo įprasta. Tabletės buvo vartojamos norint padidinti našumą, neužmigti, susidoroti su stresu. Jos buvo legalios, pigios ir, svarbiausia, sistemos leidžiamos. Jos net buvo platinamos šokolado, saldainių pavidalu. Hildebrand, saldainiai su metamfetaminu, buvo parduodami kioskuose ir buvo populiarus tarp namų šeimininkių ir studentų. Įspėjimų nebuvo. Amžiaus apribojimų taip pat. Tai buvo laikoma modernių produktų mokslo pažangos dalimi. Režimo palaikymas buvo aiškus. Nors oficialių kampanijų nebuvo, partijos vadovybė žinojo apie pervitino poveikį. Kai kuriuose vidaus ataskaitose iš propagandos ministerijos jis buvo minimas kaip naudinga priemonė tautiniam pastangų palaikymui. Apie jį kalbėta kaip apie liaudies vaistą, priemonė našumui gerinti be prievartos. Tai nebuvo vien kūno kontrolė, bet ir valios formavimas. Paradoksas buvo akivaizdus. Nors režimas viešai smerkė narkotikų vartojimą kaip dekadencijos simbolį, slaptas skatino stimuliantų vartojimą kaip kontrolės priemonę. Oficialus diskursas skelbė apie grynumą, sveikatą ir moralinę tvirtybę. Tačiau metamfetamino fabrikai veikė be pertraukų,
finansuojami valstybiniais užsakymais ir apsaugoti nuo bet kokios kritikos. 1941 metais kai kurie gydytojai pradėjo pastebėti pavojaus ženklus. Padaugėjo kolapsų, tyliai atsirandančių priklausomybių ir rimtų šalutinių poveikių atvejų. Buvo pasiūlyta riboti pervitinio prieinamumą, tačiau šios priemonės nebuvo griežtai įgyvendintos. Ekonominiai ir kariniai interesai buvo per dideli. Be to, paklausa ir toliau augo. Kai kuriuose srityse, jei nebuvo tablečių, gamyba mažėjo. Kitose, kareiviai reikalavo savo dozių atkakliau nei davinių. Reguliavimo stoka lėmė absurdiškas situacijas. Buvo kareivinių, kuriuose tiekimas buvo toks gausus, kad atsirado šešėlinės rinkos. Tabletės buvo keičiamos į cigaretės, paslaugas ar net alkoholį. Civilinėse gamyklose buvo fiksuojami vagystės atvejai. Kai kurie darbuotojai nešdavosi dėžutes namo. Kiti perpardavinėjo produktus. Kontrolė susilpnėjo. Vis dėlto Temler tęsė gamybą. Net paskutiniais karo metais, kai bombardavimai griovė miestus, įmonė išlaikė veikiančią savo gamyklas. Ji tapo pramoninės ištvermės simboliu. Ne dėl patriotizmo, bet dėl naudos. Jie žinojo, kad kol karas tęsis, jų produktai bus reikalingi. Mokslas ir karas niekada nebuvo atskirti, bet Vokietijoje šis ryšys pasiekė išskirtinį lygį. Laboratorija nustojo būti neutrali vieta, ji tapo dar vienu režimo sraigteliu. Narkotikai nebuvo eksperimentai, jie tapo valstybės politika. Ir kol milijonai žmonių žygiavo, dirbo ar kovojo jų veikiami, gamyklos veikė. Tyliai be pertraukų. Medikuotas Hitleris, kasdienės injekcijos laikiusios Führerį. Galingiausias Vokietijos žmogus beveik nieko nepasitikėjo. Tačiau buvo viena išimtis – jo asmeninis gydytojas. Theodoras Morelis, keistų manierų ir netvarkingos išvaizdos gydytojas, tapo vieninteliu asmeniu, kuriam buvo leista švirkšti medžiagas į Adolfo Hitlerio kūną. Nuo 1936 iki 1945 metų jis lydėjo Führerį kiekvienoje kelionėje, kiekviename bunkeryje ir kiekvienoje sveikatos krizėje. Tai, kas prasidėjo kaip gydymas nuo žarnyno problemų, virto kasdienių narkotikų, stimuliatorių ir cheminių mišinių ritualų, kuris pakeitė nacių lyderio fizinę ir psichinę būseną. Viskas prasidėjo, kai Morelis sėkmingai gydė Heinrichą Hoffmaną, Hitlerio asmeninį fotografą. Dėkingas Hoffmanas pristatė gydytoją Führerį. Tuo metu Hitleris kentėjo nuo virškinimo problemų ir nuolatinio nuovargio. Morelis pasiūlė gydymą, žadėjusi greitus rezultatus – probiotikus, vitaminus ir lengvas bakterijų ekstrakto dozes. Palengvėjimas buvo beveik momentinis. Hitleris liko patenkintas. Nuo tada Morelis tapo jo pagrindiniu gydytoju. Prasidėjo auganti priklausomybė. Kiekvieną kartą, kai Hitleris patirdavo skausmą ar energijos sumažėjimą, Morelis turėjo švirkščiamą sprendimą. Jis naudojo mišinius metamfetamino, gyvūniniais ekstraktais, koncentruotais vitaminais, kokainu nosies lašuose, hormonais ir silpnais opioidais. Jis nesitarė su kitais gydytojais. Neaiškino, ką maišo. Tiesiog veikė. Hitleris pasitikėjo aklai. Bėgant laikui medžiagų kiekis augo. Savo dienoraščiuose Morelis rašė, kad Führeris per dieną išgerdavo iki 28 tablečių, be daugybės injekcijų. Kai kurios buvo stimuliuojančios, kitos raminančios. Taip pat buvo taikomi eksperimentiniai junginiai, tokie kaip gyvūnų liaukų ekstraktai ir nepatvirtintos bakterinės preparacijos. Kiekvieną rytą ir vakarą diktatorius gaudavo savo dozę, neklausdamas, kas joje yra. Artimiausiai pastebėjo pokyčius. Ava Braun, Albertas Speeris, Hermanas Geringas ir Heinrichas Himmleris vengė gydytis pas Morelį. Jie jį vadino adata kancleriu dėl per dažno dūrio. Gydytojo kabinetas buvo apibūdinamas kaip chaotiškas, netvarkingas ir nehigieniškas. Nepaisant skundų, Hitleris jį gynė. Sakė, kad niekas kitas jo taip nesupranta. Karo metu injekcijos tapo dar dažnesnės. 1941 metais, kai Hitleris susirgo užsitęsusiu peršalimu, Morelis jam skyrė didelės kokaino dozes lašais į akis. Vėliau burnoje vartojamus stimuliatorius, kad išlaikytų aktyvumą ilguose posėdžiuose. Gydytojo užrašuose šie gydymo būdai buvo pateikiami kaip būtini tam, kad būtų palaikomas funkcinis lygis.
Poveikis buvo matomas. Hitlerį pradėjo purtyti rankų drebėjimai, vargino per didelis prakaitavimas, nemiga, staigus nuotaikų svyravimai ir nereguliari energija, svyruojanti tarp euforijos ir apatijos. Posėdžių metu jis pereidavo nuo rėkimo prie visiško tylėjimo, tarsi atsijungęs. Kai kurie manė, kad tai jo stilius. Kiti suprato, kad kažkas negerai. Morelis ne tik gydė Hitlerį narkotikais, bet ir eksperimentavo su naujomis medžiagomis. Po nepavykusio 20 Liepos 1944 m. pasikėsinimo, žinomo kaip operacija Valkyrija, diktatorius buvo sužeistas. Gydytojas pasinaudojo progą ir vietiškai pritaikė peniciliną, tuo metu dar eksperimentinį antibiotiką. Jis neprašė leidimo, veikė savo nuožiūrą. Gydymas suveikė, bet parodė, kokią visišką kontrolę jis turėjo Führerio kūne. Paskutiniais režimo mėnesiais injekcijos tapo kasdienėmis ir daugybinėmis. Hitleris gaudavo metamfetamino, koncentruotų vitaminų, skystos kofeino ir raumenų atpalaiduojančių medžiagų mišinius. Tikslas buvo išlaikyti jį sąmoningą, nors jo fizinė būklė jau buvo sunki. Jis vaikščiojo pasilenkęs, nuolat drebėjo, veidas buvo patinęs. To laikmečio įrašai rodo akivaizdų nykimą. Morelis viską dokumentavo. Jis saugojo išsamius visų suleistų medžiagų įrašus. Po karo šie archyvai buvo rasti ir išanalizuoti. Jie parodė ilgiausią sąrašą. Nuo kalio bromido iki morfino darinio. Gydymas neatitiko jokių medicininių protokolų. Tai buvo improvizuotas cheminių medžiagų katalogas, taikytas pagal momentinius simptomus. Istorikai, peržiūrėję ataskaitas, sutarė, kad Hitleris išsivystė cheminę priklausomybę. Tai nebuvo klasikinė priklausomybė, o ilgalaikė fizinio valdymo forma, palaikoma patikimo asmens. Morelis nebuvo įprastas gydytojas. Jis buvo nuolatinis greitų sprendimų tiekėjas. Kiekvienas naujas simptomas buvo gydomas nauja medžiaga. Kai Reicho griūtis tapo neišvengiama, Hitlerio psichinė būklė blogėjo. Jį kankino paranoja, sunki nemiga ir auganti apsėstis išdavystė. Jis valandas praleisdavo užsidaręs, diktuodamas nerišlias komandas ar kartodamas kliedesius. Neaišku, kiek šis elgesys buvo nulemtas ideologijos, psichikos būklės ar medikamentų poveikio. 1945 m. balandį gydytojas vis dar leido injekcijas, kai bunkeryje skambėjo sprogimai ir tvyrojo dūmai. Net tada Hitleris reikalavo savo gydymo, tarsi jis būtų gyvybiškai būtinas. Balandžio 22 dieną jis paskutinį kartą kalbėjosi su Moreliu. Po kelių dienų gydytojas, gavęs tiesioginį įsakymą, paliko bunkerį. Jis nebuvo šalia per diktatoriaus savižudybę. Pasitraukė į Pietų Vokietiją. Po 3 metų mirė nuo smegenų infarkto. Morelio archyvai, rasti sąjungininkų, leido atkurti visą gydymo schemą. Medžiagų sąrašai, dozės, laikai ir deriniai patvirtino tai, ką daugelis įtarė. Hitleris nevaldė tik kalbomis ir valia. Jį palaikė cheminis tinklas, leidęs išlikti aktyviam, net kai viskas aplink jį griuvo. Morfijus, galia ir nuosmukis, kita Gringo priklausomybė. Hermanas Gringas buvo vienas matomiausių Trečiojo Reicho veidų. Pirmojo pasaulinio karo lakūnas, Gestapo įkūrėjas, Luftwaffės vadas ir antras žmogus po Hitlerio. Tačiau jis taip pat buvo vyras pažymėtas priklausomybės ženklu. Jo ryšys su morfijumi prasidėjo gerokai prieš karą ir niekada visiškai nesibaigė. 10 metus trukusi priklausomybė silpnino jo fizinę būklę, griaudama reputaciją ir paversdama jį dekadentišku personažu, nutolusiu nuo kadaise turėtos valdžios. Viskas prasidėjo 1923 m., kai jis kartu su Hitleriu dalyvavo nesėkmingame valstybės perversme Miunchene. Žygio metu jis buvo pašautas į koją. Žaizda buvo rimta. Jį slapta nuvežė į kliniką, kur jam buvo leidžiamas morfijus skausmui malšinti. Gydymas tęsėsi savaitės. Injekcijos tapo kasdienė rutina. Išėjęs iš ligoninės, jis jau buvo pasikeitęs. Šlubavo, buvo priaugęs svorio, o norint išsilaikyti ant kojų jam reikėjo morfijaus dozių. Per artimiausius metus jo fizinė būklė blogėjo. 1925 m. Gydytojai jį apibūdino kaip patinusi, išblyškusi vyrą, atrodantį lyg senukas. Jo nuotaikų svyravimai darėsi vis labiau nenuspėjami. Jis patirdavo smurto protrūkių, kliedesių ir realybės praradimo epizodų.
Kartą jis užpuolė slaugytoją, kuri atsisakė leisti jam injekciją. Buvo uždarytas į Švedijos psichiatrijos kliniką, kur keletą dienų praleido paminkštintoje celėje. Išleistas su sveiko proto pažyma, tačiau atsigavo tik iš dalies. 1927 metrų jis rimtai bandė atsikratyti priklausomybės. Jam pavyko kiek stabilizuotis ir sugrįžti į politinę aplinką. Daugeliui atrodė, kad jis įveikė priklausomybę. 1928 metrų jis gavo vietą Reichstage. Po metų buvo išrinktas parlamento pirmininku. Jo viešas įvaizdis pagerėjo. Jis vėl pasirodydavo oficialiuose renginiuose, tvarkingai apsirengęs valstybininko laikyseną. Tačiau praeities pėdsakai liko paslėpti. EA4-ojame dešimtmetyje. Augant nacių galiai, Gringas atrodė kontroliuojantis savo vartojimą. Tačiau 1937 metrų įvyko incidentas, kuris vėl sukėlė susirūpinimą. Po skambučio iš Hitlerio jam pasireiškė karščiavimas ir stiprus danties skausmas. Dantistas paskyrė parakodiną, švelnų morfijaus darinį. Iš pradžių tai atrodė laikinas sprendimas, bet per kelias savaitės rekomenduojamos dozės nebepakako. Jis pradėjo vartoti iki 10 tablečių per dieną, vietoj vienos kas 8 valandas kaip nurodyta. Kai dantistas atsisakė toliau išrašinėti, Gringas ieškojo kitų šaltinių. Iki metų pabaigos jo vartojimas tapo nuolatiniu. Priklausomybė sugrįžo šįkart maskuota kaip legali medicininė praktika. Aplinkiniai to nebegalėjo nepastebėti. Luftwaffės vadas, antras žmogus Reiche, vėl buvo priklausomas. Per ateinančius metus jis krovė atsargas. 1945 metrų sąjungininkų sulaikytas, jis turėjo 2 lagaminų pilnas parakodino. Skaičiuota, kad tai daugiau nei 20 000 tablečių. Kareiviai, kurie jį areštavo, iš pradžių manė, kad tai narkotikų prekeivis, nežinojo, kad jų akivaizdoje vienas galingiausių režimo žmonių. Poveikis buvo akivaizdus. Jo kūno sudėjimas buvo groteskiškas. Jis priaugo tiek svorio, kad uniformas reikėjo siūti individualiai. Judėjo sunkiai, smarkiai prakaitavo, vos išsilaikydavo viešuose renginiuose. Priešai jį vadino auksiniu kiauliu, turėdami omenyje jo nutukimą ir perteklių medalių. Bet net bendražygiai prarado pagarbą. Kai kurie karininkai jį laikė juokdariu be kontrolės dekadencijos simbolių, apsuptų prabangos ir tablečių. Niurnbergo teismo metu buvo atskleista priklausomybės istorija. Pats Gringas pripažino vartojęs morfijų, nors bandė sumenkinti, esą tik dėl skausmo. Bet įrašai rodė ką kitą. Priklausomybė buvo kasdienė realybė. Gydytojai jį vertinę teismo metu pastebėjo aiškius simptomus – nemigą, prakaitavimą, nerimą, staigius nuotaikų svyravimus. Nepaisant to, per apklausas jis išliko kiek racionalus. Kai kurie sako, kad jo protas buvo aštrus. Kiti, kad jis tiesiog buvo pripratęs veikti, būdamas apsvaigęs nuo opioidų. Pokario archyvai parodė, kad jo priklausomybė buvo žinomas faktas nacistų rate. Hitlerio gydytojas Teodoras Morelis buvo apie tai įspėjęs. Kiti partijos nariai jo vengė. Nepritardavo jo sprendimams, ypač karinėje srityje. Luftwaffe vadovaujama Gringo patyrė rimtų pralaimėjimų. Kai kurie tai aiškino jo priklausomybę, kiti jo nedrausmingumu. Tačiau Gringas neprarado visų privilegijų. Jis liko viešų Reicho veidu. Dalyvavo paraduose, sakė kalbas, buvo rodomas kronikose. Bet po fasadu slypėjo išsekęs vyras, laikomas tik dėka nuolatinio vartojimo. Parakodinas leido jam tęsti, bet kartu ir naikino. Paskutiniais karo metais jo politinis svoris sumažėjo. Hitleris jo nebeklausė. Kiti, kaip Himmleris ar Bormanas, įgijo įtaką. Gringas tapo nereikšmingas. Jo galia nyko, priklausomybė augo. Daugiau laiko jis leisdavo Karinhalo rezidencijoje nei vadavietėse. Jo sprendimai tapo užgaidomis. Reputacija kaip stratego žlugo. Artėjant sovietams prie Berlyno, Gringas bandė perimti valdžią. Išsiuntė telegramą Hitleriui, siūlydamas perimti Reicho vadovavimą. Atsakymas buvo vienas – išdavystė. Hitleris įsakė jį suimti. Jis buvo sulaikytas savo bendražygių ir laikomas Viloje su apsauga. Ten su tabletėmis šalia jis laukė pabaigos.
Vyras, kuris vadovavo vokiečių oro pajėgoms, puošė savo dvarą grobtais meno kūriniais ir kalbėjo kaip imperatorius, virto ligotų belaisvių. Priklausomybė jo nenužudė, bet politiškai sunaikino. Teismo metu jis bandė atgauti orumą, buvo pasitempęs, kalbėjo užtikrintai, gynėsi argumentais. Bet viešas įvaizdis buvo kitas, pralaimėjęs, nualintas priklausomas lyderis. Laboratoriniai kaliniai, narkotikų bandymai koncentracijos stovyklose. Kol Vokietija kūrė naujus narkotikus skirtus savo kariuomeniai išlaikyti aktyvią, koncentracijos stovyklos virto vietomis, kuriuose buvo bandomos šios formulės. Kaliniai buvo naudojami kaip bandymų triušiai eksperimentuose su metamfetaminais, opioidais, kokainu ir kitais eksperimentiniais junginiais. Jie nepasirašydavo nieko. Jie negaudavo paaiškinimų. Jie tiesiog paklusdavo arba mirdavo. Vienas iš pagrindinių taškų buvo Sachsenhausenas, stovykla į šiaurę nuo Berlyno. 1944 metais nacistai išbandė naują narkotiką, vadinamą DHA. Tai buvo 3 medžiagų derinys – 5 mg oksikodono, 5 mg kokaino ir 3 mg metamfetamino. Kokteilis buvo tiekiamas tabletėmis, o pirmieji gavę dozes buvo išsekę, alkani ir sergantys kaliniai. Nepaisant to, jie nuėjo daugiau nei 80 km be poilsio, nešdami 20 kg kuprinės. Jie nesustojo, jie nejautė skausmo, jie tiesiog ėjo. Eksperimento vadovai užrašė kiekvieną detalę. Buvo matuojami laikai, reakcijos, griuvimai, kliedesiai. Viskas buvo stebima. Tikslas – įvertinti žmogaus ištvermę iki ribos. Jei rezultatai būtų žadantys, planuota narkotiką platinti specialiems kariuomenės daliniams. Tačiau sąjungininkų veržimasis nutraukė planą. Masinė gamyba nebuvo pasiekta. Šių bandymų gydytojai nebuvo atsitiktiniai. Daugelis turėjo mokslinį išsilavinimą, universiteto pareigas ir pripažintus laipsnius. Tačiau stovykloje taikė kitą logiką – režimo logiką. Jie be sąžinės graužaties naudojo kalinius. Jie matė kūnus, o ne žmonės. Ir siekė rezultatų, o ne gydymo. Kai kuriais atvejais eksperimentai buvo kartojami su skirtingomis dozėmis, siekiant stebėti progresuojantį pablogėjimą. Dachau stovykloje buvo atliekami bandymai su skystais metamfetaminais. Jie buvo suleidžiami tiesiai į ranką. Dalyviai buvo verčiami atlikti ekstremalią fizinę veiklą. Bėgti, nešti svorį, lipti per sienas ar valandą stovėti. Kai kas nors sukniubdavo, užrašydavo laiką. Tuomet spręsdavo, ar tęsti su kita doze, ar nebetinkamą asmenį pašalinti. Taip pat buvo bandomi deriniai su kofeinu, strichninu ar adrenalinu. Mišiniai siekė sustiprinti pervitin poveikį arba prailginti jo trukmę. Kai kuriais atvejais bandyta sumažinti šalutinius poveikius su maisto papildais, bet tai neveikė. Neurologiniai pažeidimai išliko. Fiksuotos haliucinacijos, traukuliai, atminties praradimai ir kartais staigi mirtis. Po karo rasti pranešimai rodo, kad mokslininkai šios rezultatus aprašydavo kaip įdomius atsakus, naudingus efektus ar operacinės galimybės. Tačiau tai, ką jie darė, iš esmės buvo kankinimas. Ne pacientai, o bandymų vienetai. Ne vardai, o numeriai. Tikslas nebuvo gydyti, o išnaudoti kiekvieno kūno potencialą iki galo. Programos tikslas buvo aiškus – sukurti kareivius, kurie galėtų kovoti nemiegodami, nevalgydami ir nejausdami baimės. Todėl eksperimentuota ir su kaliniais paveikti šalčio, bado ar ekstremalaus slėgio. Jie buvo dedami į hermetiškas kameras po dozės, kad patikrintų, ar jie ištvers ilgiau nei kiti. Jei taip, tai užrašoma. Jei ne, ieškoma kito. Vienas iš eksperimentų partnerių buvo Luftwaffe. Jiems reikėjo pilotų, galinčių ištverti ilgus skrydžius, intensyvius mūšius ir savižudiškas misijas. Kai kurie povandeninių laivų įgulos nariai taip pat buvo įtraukti. Tikrinta, ar su tam tikromis tabletėmis jie galėtų veikti ilgiau nei 24 valandas neprarasdami kontrolės. Kai kuriais atvejais tai pavykdavo, bet vėliau neišvengiamai įvykdavo fizinis griūtis. Eksperimentai neapsiribojo suaugusiaisiais. Ravensbriuko stovykloje, daugiausiai skirtai moterims, buvo atliekami bandymai su jaunomis kalinėmis. Joms buvo skiriami stimulantai, siekiant išsiaiškinti, ar jų kūnai, lengvesni ir neapmokyti kariškai, reaguos taip pat. Kai kurios neištvėrė, kitos liko su nuolatinėmis pasekmėmis. Nei viena negavo jokio gydymo.
Dauguma šių bandymų vyko slapta. Net kiti stovyklos pareigūnai nežinojo, kas vyksta barakuose skirtuose eksperimentams. Gydytojai dėvėjo švarės chalatų, rašė į sąsiuvinius ir laikėsi klinikinės kalbos. Tačiau jų veiksmai neturėjo nieko bendro su mokslu. Tai buvo kančių industrija kariniams tikslams. Oficialus argumentas buvo paprastas – karo metu viskas leidžiama, jei tai padeda laimėti. Bet tiesa buvo kita. Daugelis eksperimentų net nebuvo taikomi mūšio lauke. Jie liko tik ataskaitose. Šiandien tai įrodymai nusikaltimams. Po karo vykusiuose teismuose keli gydytojai bandė gintis, kad vykdė įsakymus. Kiti teigė, kad siekė mokslinės pažangos. Kai kurie net tvirtino, kad kaliniai dalyvavo savanoriškai. Tačiau liudijimai, dokumentai ir autopsijos rodė kitą tikrovę. Narkotikai buvo naudojami kaip nematomos ginklai. Ne tik kovai, bet ir eksperimentavimui iki visiško išsekimo. Koncentracijos stovyklos tuo pačiu metu buvo kalėjimai, naikinimo centrai ir laboratorijos. Narkotikai buvo dar vienas kontrolės įrankis. Jie nebuvo skirti gelbėti gyvybės. Jie buvo skirti išplėsti karą žmogaus kūno viduje. Paversti fizinę ištvermę bandymu, o skausmą duomenimis. Savižudiška misija, Leonido eskadrilė ir metamfetaminas. 1945 metais Trečiasis Reichas griuvo. Miestai buvo sugriauti, civiliams trūko pastogės, o karinis frontas byrėjo iš visų pusių. Tokioje situacijoje aukščiausioji Luftwaffe vadovybė griebėsi desperatiško sprendimo, nusprendė kopijuoti japonų kamikadzę. Sukurti vokiečių pilotų padalinį pasirengusi žūti. Taip gimė Leonido eskadrilė, savižudiška jėga, kurioje susipynė fanatizmas, propaganda ir mirtina narkotikų dozė. Idėja kilo iš jauno pulkininko, pasiūliusio naudoti naikintuvus tiesioginiam smūgiui į sąjungininkų bombonešius. Jei jų nebuvo įmanoma numušti šūviais, tai padaryti kūnu. Vokietijos oro gynyba buvo silpna, o kasdieniai A-24 bombardavimai niokojo miestus. Todėl planas buvo priimtas. Pavadinimas Leonidas buvo simbolinis – pagerbti 300 spartiečių žuvusių Termopilų mūšyje. Atranka buvo greita. 2000 vyrų užsirašė savanoriais. Iš jų tik 300 buvo atrinkti. Visi jauni, dauguma be kovinės patirties. Jie gavo spartų apmokymą. Vos per 10 dienų buvo išmokyti skristi tiesia linija, išlaikyti aukštį ir smogti į taikinį iš užpakalio. Nebuvo realių simuliacijų, nepakako kuro, trūko atsarginių dalių. Lėktuvai seni, prastai prižiūrėti, be jokių klaidų galimybės. Vadai žinojo, kad neužteks vien valios. Reikėjo fiziškai ir psichologiškai paruošti pilotus beveik garantuotai mirčiai. Todėl jie pasitelkė visas turimas medžiagas – metamfetaminą, kokainą, opiatus, alkoholį. Tikslas – nuslopinti baimę, sustiprinti agresiją ir užblokuoti bet kokią pabėgimo mintį. Prieš skrydžius vyko intensyvios sąlyginimo sesijos. Jie giedojo kovos himnus, jiems rodė griuvėsių vaizdus, žuvusius vaikus, po griuvėsiais palaidotas moteris. Tuomet jiems buvo duodamos dozės. Dieną prieš pirmąją misiją suorganizuota iškilminga vakarienė su muzika, patriotinėmis kalbomis ir šventiniu meniu. Norėta, kad jie jaustųsi dalyvaujantys didžioje misijoje. Kad nebegalvotų apie sugrįžimą. Įsakymas buvo aiškus – pakilti, klausytis radio koordinatės, surasti bombonešius ir be dvejonių smogti. Tikslas buvo atskleidžiamas tik ore, kad nebūtų dezertyravimo. Balandžio 7 1945 įvyko pirmasis išpuolis. 180 naikintuvų kilo į orą prieš 13 sunkiųjų bombonešių ir 800 juos lydinčių naikintuvų. Kiekvienas pilotas per radiją girdėjo vieną frazę – tu niekas. Tauta viskas. Tai buvo ne tik šūkis, bet ir deindividualizacijos strategija. Jie turėjo pamiršti, kas yra ir tapti keičiamą detalę. Taktika buvo paprasta – priartėti iš nugaros ir smogti į uodegą, kad būtų sulaužytas stabilizatorius. Kiti variantai – pataikyti į sparną arba kabiną. Instruktoriai žinojo, kad sėkmingam smūgiui tereikėjo sekundės dalies. Pakilus į orą, kai kurie persigalvojo. 60 grįžo į bazę dėl techninių problemų ar baimės. Kiti buvo numušti. Tik keli pasiekė bombonešius. Pirmasis pataikymas Heinrichas Henkelis. Jis sunaikino pagrindinį aparatą, iššoko laiku ir išgyveno. Kiti žuvo,
Kai kurie smūgiai buvo tokie galingi, kad sunaikino abu lėktuvus. Mūšis truko 45 minutės. Rezultatas painus. Sąjungininkų puolimo sustabdyti nepavyko. Dauguma pilotų žuvo nieko nepasiekė, bet nacistinė propaganda pavertė juos didvyriais. Vardai nuotraukos šūkiai. Auka tapo paskutiniu moralės pakėlimo įrankiu. Privačiame rate karininkai pripažino, tai buvo nesėkmė. Daugiau tokių misijų neorganizuota. Archyvai rodo, narkotikai nebuvo priedas. Jie buvo esminiai. Be jų misija nebūtų įmanoma. Išgyvenusieji liudijo apie euforiją, emocinį atsiribojimą, visišką baimės nebuvimą. Vienas sakė, kad skrido dainuodamas su šypsena, jausdamas, kad dangus jį kviečia. Kitas pasakojo, kad jo kūnas net nevirpėjo, tik protas buvo išjungtas. Leonido eskadrilė parodė, kiek toli gali eiti režimas savo pabaigos fazėje. Naudoti jaunus, nepatyrusius pilotus, prisotinti juos narkotikais ir siųsti į mirtį be jokios sėkmės garantijos. Technologijos nebeturėjo reikšmės. Strategijos žlugo. Likęs tik žmogaus kūnas kaip ginklas. Ir tam reikėjo pakeisti sąmonę. Tai nebuvo didvyriškumas, tai buvo chemija. Nors daugelis žuvo nežinodami, ar pasiekė tikslą, jų vardai buvo išraižyti paskutinių nacių slėptuvių sienose. Vieniems kankiniai, kitiems aukos. Jaunystė paaukota beprasmiai karo mašinai. Galia apsvaigus ir nacių elito narkotikų vartojimas. Nacių vaizduotėje drausmė buvo esminė dorybė. Lyderiai kalbėjo apie tyrumą, tvarką ir visišką kūno bei proto kontrolę. Tačiau realybėje daugelis Trečiojo reicho galingiausių vyrų reguliariai vartojo narkotikus. Tai nebuvo paprasti stimulantai, tai buvo kultūra, kurioje cheminės medžiagos buvo laikomos našumo, valdžios ar pabėgimo įrankiais. Oficialaus diskurso ir privačių įpročių prieštaravimas pažymėjo visą režimo elitą. Suvokta kaip elitinis ordinas nebuvo išimtis. Nors jų ideologija draudė silpnumą ir skatino fizinę jėgą, narkotikų vartojimas buvo labiau paplitęs nei pripažinta. Pervitinas atvirai cirkuliavo tarp jų eilių. Jis buvo naudojamas prieš rizikingas operacijas, ilgus tardymus ar bemieges pamainas. Kai kurie karininkai turėjo asmeninės dozes mažose talpose, tai buvo jų asmeninės įrangos dalis. Labiausiai žinomas atvejis Heinrichas Himmleris. Kaip vadovas jis organizavo koncentracijos stovyklas, naikinimo operacijas ir specialias misijas. Jo rutina buvo griežta, bet jis taip pat reguliariai vartojo cheminius papildus, stiprintus tonikus, sirupus su stimulantais, farmakologinius preparatus išrašytus partijos gydytojų. Nors vengė injekcijų, jis rinkosi kapsulės, kurios leido jam tęsti be pertraukų. Jo asmeniniuose užrašuose yra daugiau nei 15 skirtingų preparatų įrašai tik per 1/4. Kai kurie lauko karininkai taip pat vartojo nosies lašus su kokainu. Jie buvo naudojami prieš tardymus ar artimą kovą. Šie lašai sukeldavo padidėjusį budrumą, kuris dažnai buvo painiojamas su aiškumu. Kai kuriuose padaliniuose vadai dalijosi šiais preparatais su pavaldiniais, tai tapo kasdienės veiklos dalimi. Niekas to nekvestionavo, niekas to nefiksavo, bet visi žinojo. Oficialiuose susitikimuose kartais būdavo siūlomi gėrimai su ištirpintais stimulantais. Alkoholis taip pat buvo naudojamas mažesnėmis dozėmis, kad atpalaiduotų po sunkių sprendimų. Blaivumo ideologija būdavo atidedama privačiuose kabinetuose. Ten, tarp portretų ir žemėlapių, narkotikai ir valdžia buvo lyg ceremonijos dalis. Vienas rečiau dokumentuotų, bet svarbių atvejų Ernstas Kaltenbrunneris, Reicho saugumo pagrindinės valdybos vadovas. Jis koordinavo masinius areštus, deportacijas ir sistemingus žudymus. Darbo valandomis jis vartojo preparatus su augaliniais alkaloidais. Liudytojai teigė, kad per euforijos momentus jis be perstojo kalbėdavo, dalindavo prieštaringus įsakymus, o paskui kelias minutės tylėdavo įsmeigęs žvilgsnį. Tai nebuvo atsitiktinumas. Šie vyrai žinojo, ką vartojo, jie nebuvo aukos, įprasti vartotojai. Kai kuriais atvejais jie turėjo asmeninius gydytojus, kurie koregavo dozes pagal darbo krūvį ar emocinę būklę. Theodoras Morel, Hitlerio gydytojas, buvo konsultuojamas ir kitų hierarchų, nors mažai kas norėjo būti jo pacientais dėl prastos higienos. Jie mieliau samdė privačius specialistus, kurie diskretiškai siūlė mišinius toli nuo partijos akių.
Medicininiai archyvai rasti po karo parodė, narkotikų vartojimas tarp Reicho elito nebuvo atsitiktinis, jis buvo struktūrinis. Vieni vartojo opiatų darinius nuo skausmo, kiti miego tabletės, dar kiti derino stimulantus su raminamaisiais, kad išlaikytų dirbtinę pusiausvyrą. Tai buvo gyvenimas nuolatinėje įtampoje, žiaurių sprendimų priėmimas ir įvaizdžio kaip visiško valdžios simbolio išlaikymas. Medžiagos padėjo palaikyti tą teatrą. Aukščiausio lygio pareigūnams narkotikų vartojimas buvo funkcinis. Masinių deportacijų metu kai kurie pareigūnai vartojo raminamosius, kad neprarastų kontrolės. Tardymų metu kiti griebdavosi tablečių, kad išlaikytų energiją. Net egzekucijose buvo fiksuota alkoholio ar metamfetamino vartojimo atveju, kaip būdas išvengti nervinio žlugimo. Vėlesniuose liudijimuose kai kurie pateisino savo elgesį sakydami, kad veikė paveikti narkotikų. Bet tai netrukdė jiems duoti įsakymų ar įgyvendinti planus. Narkotikai nebuvo pasiteisinimas. Jie buvo dar viena priemonė. Uniformos priedas. Galios papildas. Kai kuriuose privačiuose vakarėliuose, pavyzdžiui Hermano Gringo organizuotuose Ceringale, buvo tiekiami preparatai su lengvais stimulantais. Svečiai gerdavo, juokdavosi ir aptarinėdavo neseniai įvykdytas operacijas, tarsi techninės procedūras. Tokioje aplinkoje nusikaltimas ir banalumas susiliedavo. Narkotikai padėjo išlaikyti tokį abejingumą. Prieštaravimas buvo akivaizdus. Kol propaganda kalbėjo apie sveiką jaunimą, stiprius kūnus ir šviesius protus, lyderiai rėmėsi medžiagomis, kurios viską tai keitė. Kūno kultas egzistavo kartu su čeminiu priklausomumu. Neįveikiamo kario įvaizdis buvo kuriamas tabletėmis. Raminas vadas išlikdavo toks su tonikais ir kapsulėmis. Ne vienas iš jų nebuvo verčiamas vartoti. Jie tai darė dėl patogumo, kad galėtų dirbti daugiau, ilgiau arba tiesiog, kad nereikėtų galvoti. Karas nebuvo kovojamas tik ginklais. Jis buvo palaikomas buteliukais, švirkštais ir receptais. Nacių elitas nebuvo pašalinis vartotojas, jie buvo aktyviai čeminės kultūros dalis. Narkotikų chaosas – Trečiojo Reicho žlugimo dienos. Paskutiniaisiais Antrojo pasaulinio karo mėnesiais Vokietija buvo griuvėsiuose. Miestai virto griuvėsiais, frontai traukėsi, o vadovybė nebetikėjo pergalę. Tačiau vienas dalykas vis dar veikė – narkotikų tiekimas. Kol visa kita žlugo, čeminė priklausomybė tarp kareivių, karininkų ir lyderių tik stiprėjo. Šios medžiagos jau nebuvo priedas, jos tapo būtinos, kad būtų galima tiesiog kvėpuoti. Lauko ligoninėse kariniai gydytojai be jokios kontrolės leido morfiną ir metamfetaminą. Nebuvo protokolų. Žaizdos buvo gydomos stipriais analgetikais, o ilgos pamainos buvo įveikiamos su pervitinu. Kai kurie kareiviai nemiegodavo daugiau nei 4 dienas, dirbdami su technika ar šaudydami iš apkasų šaltyje. Prioritetas buvo ne jų išgydymas, o kuo ilgiau juos išlaikyti aktyvius iki priešo atėjimo. Rytų fronte kareiviai be perstojo kovojo, gaudami tabletės ir injekcijas tiesiog mūšio lauke. Medicinos daliniai, stokodami tinkamų atsargų, naudojo bet kokias prieinamas medžiagas. Dažnai kitos išeities nebūdavo. Šaltis, badas ir baimė paralyžiuodavo žmones. Tabletės buvo vienintelė išeitis judėti pirmyn. Berlyne vadovai taip pat didino savo dozes. Hitleris vis dar buvo gydomas Morelio, kasdien gaudamas injekcijas. Įrašai rodo, kad 1945 metrų balandį jam be pertraukos buvo leidžiami stimulantai, raminamieji hormonai ir barbitūratai. To mėnesio įrašai rodo jį drebantį, susikūprinusį ir nesantį. Vis dėlto jis ir toliau priimdavo sprendimus. Morelis fiksavo kiekvieną vaistą. Ne vienas junginys nebuvo nutrauktas, net jei jų poveikis persidengdavo. Buvo stengiamasi išvengti abstinencijos simptomų, prakaitavimo, galvos skausmų, dezorientacijos. Morelis tai žinojo, todėl visada turėjo lagaminą su daugiau nei 40 skirtingų buteliukų, pasiruošęs be pertraukos gydyti. Gringas tuo tarpu buvo sukaupęs daugiau nei 20 000 parakodino tablečių. Kai jį sulaikė sąjungininkai, jie pagalvojo, kad tai narkotikų prekeivis. Jie nežinojo, kad tai antras galingiausias Reicho žmogus. Jo išvaizda buvo groteskiška, nutukęs prakaituotas vos galintis vaikščioti.
Jis metus vartojo opioidus, o paskutinėmis savaitėmis padvigubino dozes. Ne dėl fizinio skausmo, dėl nerimo. Kitose Reicho vietose generolai įsakė dalinti stimulantus visiems kariams prieš mūšius. Balandžio mėnesio ataskaitose minimi atvejai, kai kareiviai kovodavo su nevaldomu energijos proveržiu. Jie nebesekė įsakymų, šaudė be tikslo, rėkdavo be priežasties, o vėliau krisdavo į purvą. Narkotikų poveikis jau viršijo pirminį tikslą. Jie nebegerino našumo, tik pratęsė griūtį. Kadetų mokyklose jaunuoliai būdavo apnuodijami prieš siunčiant juos ginti neįmanomų pozicijų. Kai kuriems tebuvo 15 metų. Jie gaudavo ginklą, svastikos raištį ir pervitino dozę. Jiems žadėdavo herojiškumą. Dauguma neištverdavo ilgiau nei vieną dieną. Bet oficialiuose ataskaitose jie buvo vadinami Reicho gynėjais. Narkotikų vartojimas neapsiribojo mūšio lauku. Propagandos biuruose, bunkeriuose ir net gamyklose buvo vartojami preparatai stresui atlaikyti. Radiotechnikai vartojo skystą kofeiną su metilfenidatu. Oro gynybos operatoriai benzodiazepinus nervams raminti. Nebuvo centrinės kontrolės. Kiekvienas padalinys improvizavo pagal savo poreikius ir turimą atsargą. Juodoji rinka klestėjo. Kai kurie karininkai savo racionus keisdavo į tabletės. Kiti tiesiog vogė iš sandėlių. Švirkštai buvo dalijami. Injekcijos daromos koridoriuose, apkasų priedangose, rūšiuose. Higienos protokolai neberūpėjo. Svarbiausia buvo išgyventi dar kelias valandas. Pasekmės buvo akivaizdžios – psichozės proveržiai, haliucinacijos, kraštutinė agresija. Buvo užfiksuoti atvejai, kai kareiviai šaudė į savo draugus, manydami, kad jie šnipai. Kiti atsisakydavo slėptis ir bėgdavo priešais priešą, juokdamiesi. Kai kurie užmigdavo su ginklu rankoje ir nebeatsibūsdavo, mirė nuo širdies nepakankamumo, perdozavimo ar negrįžtamo išsekimo. Galinėje linijoje gydytojai bandė kontroliuoti padėtį, bet jau buvo per vėlu. Nebuvo išteklių, nebuvo laiko, nebuvo aiškios valdžios. Kai kuriuose improvizuotose ligoninėse gydytojai tiesiog dėjo morfiną į sužeistųjų lūpas. Tai buvo vienintelė paguoda bent kelioms minutėms. Paskutinės Reicho savaitės buvo fizinės griūties, moralinio žlugimo ir čeminės beprotybės mišinys. Narkotikų vartojimas nebeturėjo strateginės reikšmės. Jis virto desperatišką rutiną. Niekas nebetikėjo pergalę. Tiesiog siekė išgyventi iki kitos dienos. Medžiagos nebebuvo naudojamos žygiui pirmyn tik tam, kad nepasiduotų. Berlyno bunkeryje, bomboms krentant ir sovietų kariams artėjant, lyderiai vis dar buvo gydomi. Hitleris neatsisakė injekcijų iki balandžio 29 dienos. Ta diena Morelis buvo išsiųstas iš bunkerio. Diktatorius pasirašė politinį testamentą ir užsidarė. Kitą dieną jis nusižudė. Tai buvo jo režimo ir didžiausio karo farmakologinio eksperimento pabaiga. Po kapituliacijos sąjungininkai rado sandėlius su milijonais neišdalintų tablečių. Jie taip pat aptiko dokumentus su naujų narkotikų formulėmis, žmonių bandymų įrašais ir paskirstymo registrais. Tai, kas prasidėjo kaip laikina priemonė kariniam našumui pagerinti, virto institucinės priklausomybės tinklų, kuris paliko žymę visai kartai. Žeminės liekanos, nacistinės narkotikų programos palikimas. Kai 1945 metrų gegužę žlugo Trečiasis Reichas, sąjungininkai rado daugiau nei tik griuvėsius ginklus ir dokumentus. Jie aptiko plačios apimties narkotikų gamybos ir teikimo tinklą. Tai neapsiribojo vien pervitinu ar opioidais, buvo formulės sąrašai, klinikiniai bandymai be leidimų, eksperimentų likučiai iš koncentracijos stovyklų. Šis atradimas sukėlė paradoksą. Viena vertus reikėjo pasmerkti nusikaltimus, kita vertus įsisavinti gautą informaciją. Vienas pirmųjų susidomėjęs šiuo palikimu buvo THW kariuomenė. Per operaciją Paperclip į THW buvo perkelti nacių režime dirbę mokslininkai. Nors daugelis jų buvo susijęs su žmonių eksperimentais, jų žinios apie narkotikus, fizinį atsparumą ir čeminį kūno valdymą buvo laikomos vertingomis kariniais tikslais. Tarp atkurtų dokumentų buvo išsamus tyrimai apie metamfetamino, kokaino ir oksikodono derinius. Šios formulės buvo išbandytos su kareiviais, kaliniais ir pilotais. Kai kurios ataskaitos pateikė duomenis apie toleranciją, šalutinius poveikius, reakcijos laiką ir fizinį pajėgumą.
Nepaisant kilmės, šie tyrimai paveikė vėlesnių karinių stimuliantų kūrimą šaltojo karo metais. Europoje okupuotos šalys taip pat aptiko narkotikų eksperimentų pėdsakų. Prancūzijoje ir Belgijoje buvo konfiskuoti pervitino kroviniai. Norvegijoje dokumentuoti atvejai, kai kareiviai dar ilgai po kapituliacijos vartojo šį vaistą, nežinodami, kad jis draudžiamas, jiems tai buvo tiesiog dar viena uniformos dalis. Niurnbergo teismuose narkotikų tema nebuvo pagrindinė. Buvo užsiminta apie narkotikų vartojimą, tačiau tai nebuvo nagrinėta kaip savarankiškas nusikaltimas. Visgi kai kurių gydytojų ir karininkų liudijimai atskleidė, kad narkotikų vartojimas buvo valstybės politika, ne asmeninė iniciatyva, tai buvo karo strategijos dalis. Vėlesniais metais tarptautinė farmacijos pramonė peržiūrėjo daugelį nacių sukurtų junginių. Metamfetaminas, pavyzdžiui, buvo priskirtas prie kontroliuojamų medžiagų. Kai kuriuose šalyse jis vartotas gydant dėmesio sutrikimus ar kaip apetitą slopinantis vaistas, bet visuotinai pripažintas kaip itin priklausomybę sukeliantis. Oksikodonas pirmą kartą susintetintas Vokietijoje 1916 metų. Karo metu buvo viena pagrindinių nacių kovinių kokteilių sudedamųjų dalių. Po 1945 metų jis pradėtas vartoti veterinarams gydyti, bet vėliau tapo masinio piktnaudžiavimo ir priklausomybės epidemijos epicentru. Tai, kas buvo sukurta kaip vaistas, tapo griaunančių narkotikų. Vienas iš mažiau matomų, bet reikšmingų palikimų buvo narkotikų, kaip kontrolės priemonių normalizavimas. Trečiasis reicas neskatino rekreacinio vartojimo, jis skatino funkcinį vartojimą. Medžiagos buvo naudojamos dirbti daugiau, kovoti be baimės, miegoti mažiau, kankinti efektyviau ar ignoruoti skausmą. Ši logika vėliau pritaikyta kitų valstybių kariniuose eksperimentuose ir žmogaus našumo programuose. Pavyzdžiui, Sovietų Sąjungoje 1950-aisiais buvo bandomos pervitino išvestinės medžiagos su kosmonautais ir kareiviais. TAVEI kūrė projektą Ankultra, kuriame eksperimentuota su psichiką veikiančiais narkotikais. Nors to atvirai nepripažinta, nacistinis palikimas buvo techninė nuoroda. Vokietijoje detoksikacijos procesas buvo lėtas. Net 16-ojame dešimtmetyje kaimo vaistinėlėse dar buvo randama pervitino likučių. Kelių kartų vokiečiai augo galvodami, kad tam tikros tabletės kasdienybės dalis. Informacinės kampanijos, įstatymų pakeitimai ir bandymai ištrinti šią praeitį nesugebėjo greitai pašalinti socialinių pasekmių, kurias paliko beveik dešimtmetį trukęs institucinis vartojimas. Medicininių istorijų tyrėjai šią temą pradėjo nagrinėti tik nuo 1980-ųjų. Tada pasirodė pirmieji darbai, dokumentuojantys masinį narkotikų vartojimą Trečiajame reiche. Prieš tai šis klausimas buvo periferinis. Nacių kareivio įvaizdis siejosi su fanatizmu ir disciplina, o ne su priklausomybė. Bet archyvai rodė ką kitą. Žurnalisto Normano Ohlerio knyga Blitzed buvo viena pirmųjų, kurie apibendrino šią informaciją plačiai visuomeniai. Ji parodė, kad narkotikai nebuvo periferinė, o centrinė karinės mašinos dalis. Kad strateginiai sprendimai buvo priimami veikiant cheminiams junginiams. Ir kad pagrindiniai režimo lyderiai buvo priklausomi nuo vaistų tam, kad liktų funkciniai. Kitas svarbus šaltinis farmacinių įmonių bendradarbiavusių su naciais istorija. Tokios bendrovės kaip Daimler po karo neišnyko. Kai kurios susijungė, kitos pakeitė pavadinimus, tačiau jos tęsė veiklą. Dešimtmečius buvo ignoruojami jų vaidmens dokumentai, tik pastaraisiais metais pradėta juos tirti. Teodoro Morelio, Hitlerio gydytojo atvejis taip pat peržiūrėtas šiuolaikinės medicinos kontekste. Nors jo metodai buvo diskredituoti, jo archyvas padėjo suprasti, kaip be priežiūros taikytos daugybinės narkotikų kombinacijos. Daug jo preparatų šiandien būtų laikomi pavojingais subarbituratais, mišriais stimuliantais ir neišbandytais hormonų ekstraktais. Vis dėlto jo įtaka galios gydymo praktikai buvo reikšminga. Šiandien Trečiojo reicho toksiškas palikimas glūdi ne tik akivaizdžiuose nusikaltimuose, bet ir cheminėse pėdsakuose. Ryšys tarp narkotikų ir valdžios, tarp mokslo ir paklusnumo, tarp našumo ir priklausomybės buvo ištirtas kaip niekada anksčiau. Ne tam, kad pagerintų gyvenimą, o tam, kad palaikytų karą.